Ekonomiškai sėkmingai valstybei reikalingas glaudus verslo ir aukštojo mokslo bendradarbiavimas. Toks bendradarbiavimas lemia inovacijų sklaidą ir įsitvirtinimą visose visuomenės gyvenimo srityse, o efektyvus inovacijų panaudojimas versle skatina ūkio plėtrą, eksportą, didina darbo efektyvumą bei šalies ūkio konkurencingumą. Bendri mokslo ir verslo projektai yra įdomus ir sukuria pridėtinę vertę. Be to, šiandien visas mokslo idėjas stengiamasi pritaikyti versle ir nacionalinėme, ir tarptautinėme. Mokslo verslo bendradarbiavimo nauda, tai turbūt ir mokslo yra nauda, ir verslo yra nauda, ir valstybė yra nauda. Mokslo yra nauda tame, kad kada verslas ateina ir duoda užsakymą ar paprašo mokslininko padėti išspręsti vienokią ar kitokią problemą, tai mokslininkas susiorientuoja į verslo poreikius. Verslui nauda yra tame, kad jisai gali išspręsti savo klausimą, kuris jam yra ar pagerinti savo produkto kokybę, ar naują kažkokį produktą sukurti ir įvesti į rinką. Ir jam reikia tam tikrų tyrimų, tam tikrų teorinių žinių. Jisai gali kreiptis į mūsų mokslo institucijas ir paprašyti tos pagalbos ir gauti ne tik tais mokslininko žiniomis pagrįstą, sakykime, atsakymą, bet ir netgi tam tikrus bandymus atlikti, nes šiandien dieną iš tikrųjų mūsų universitetai turi neblogą infrastruktūros bazę ir gali būti padaromi ir bandymai, ir eksperimentinės plėtros veikla. Ir be abejo, valstybė yra didžiulė nauda. Tai visų pirma tame, kad valstybė tampa konkurencingesnė, nes kuriami nauji produktai, kurie yra konkurencingi, kurie, kaip pasakyti, jeigu išsivysto iki aukštų pardavimų kiekių, nuo to yra mokesčiai, nuo to yra kuriamos darbo vietos, tai valstybė yra didelė nauda. Ūkio ministerijos organizuoto konkurso verslo ir mokslo partnerystė apdovanojimas Baltic Service kompanijai buvo suteiktas už bendradarbiavimą su KTU, kuriant ir tobulinant anglies pluošto ortopedinių įtvarų EasyWalk liniją. Mūsų Ortobaltika EasyWalk linijos produktai yra pagaminti iš anglies pluošto, tai yra kulkšnies pėdos ortopediniai įtvarai, skirti pacientams, liaudiškai sakant, kuriems yra krentanti pėda. Tai reiškia, kad pacientas eidamas nepakelia pėdos pirštų į priekį, taip eisenos metu natūralios, ir jam gaunasi, kad pėda velkasi. Tuo būdu toksai įtvaras, jisai pagerina eiseną ir gaunasi energijos grąžinimo efektas. Kai tu eini, susigeneruoja energija tarp anglies pluošto sluoksnių ir gaunasi, kad metimas į priekį. Padikaulių dalyje generuojasi energija, taip. Konstrukcija karkaso taip pat yra standi, taip, generuojama energija šitoje dalyje. Tvirtinama prie blauzdos, vieno diržu, šita dalis įsiaunama į avalynę. Paprastai įdėklas išsiemas, dedamas ant viršaus, tvirtai susivaržoma. Norint patentuoti naujus gaminius, reikia įvertinti ir pagrįsti, kuo skiriasi jų, tarkim, mechaninės charakteristikos su tuo metu rinkoje esamais. Tuo metu reikėjo mums pasitelkti mokslo įstaigas su turimomis duomenų bazėmis, eksperimentinėmis laboratorijomis, taip, kad atlikti standumo tyrimus. Taip ir prasidėjo mūsų bendradarbiavimas su mokslo įstaiga Kauno technologijos universitetu. Baltic Service kreipėsi darbuotojai į mane, prašydami atlikti tyrimus. Mes proanalizavę pačią struktūrą gaminio, kaip yra, kokie yra reikalavimai keliami, pasigaminome stendo bandymų, atlikome tyrimus, gavom rezultatus. Na ir pagal tos pradinius rezultatus jie tęsė savo pradėtą darbą patentavimo srity. Na, universitetas bet kokiu atveju gauna ir tiesioginę, ir netiesioginę naudą. Kodėl? Todėl, kad jeigu mes kalbame apie darbuotojus, apie mokslininkus, tai jiems visą laiką yra smagu prisidėti prie realių produktų, kuriuos gamina
pramonininkai, kada gali mokslininkas kažką pasiūlyti naujo ir tam tikrų minčių, kurios galbūt gamybininkams neateina į galvą tiesiogiai. Dėl ko? Dėl to, kad gamybininkas stengiasi greitai čia ir dabar padaryti ir jie tiesiog laiko neturi tam. Mokslininkai iš tikrųjų truputėlį turi daugiau laiko, galbūt kai kuriuose vietose jie bando pritaikyti žinias netiesiogiai susijusias su tuo produktu, o su kokiais kitais analogais. Na ir tuomet prasiplečia akiratis tiek mokslininko, tiek sakysim, gamybininko. Šiandien dienai yra įvairūs gamintojai, gamina tuos pačius pėdos įtvarus, tai pačiai funkcijai, vadinkim, krentančios pėdos funkcijai pagerinti, kad būtų natūralesnė eisena, bet kaip matome, tiek geometrija, tiek pats patogumas žmonėms yra skirtingas. Tai mes norėjome išsiaiškinti, kiek patys įtvarai gali įtakoti teisingą pėdos laikyseną ir pačią eiseną taisyklingą. Tai todėl buvo tirti 3 gamintojų, vienas lietuvių ir 2 pasaulyje populiariausių gamintojų pėdos įtvarai ir žiūrėjome, kaip tai įtakoja eiseną. Ir aišku, kas galima pasakyti iš tokių rezultatų gautų, kad ne pats brangiausias ar ne pats, kuris atrodo vartotojams patogiausias pėdos įtvaras, iš tiesų teisingai įtakoja eiseną. Didžiausias technologinis progresas vyksta šalyse, kur mokslas, studijos ir verslas dirba išvien. Glaudus šių sričių bendradarbiavimas novatoriškai ir kūrybiškai nusiteikusiems akademinės bendruomenės atstovams tampa puikia galimybė atlikti svarbius tyrimus, o taip pat gauti ir finansinės naudos. Tuo tarpu verslas iš tokio bendradarbiavimo sulaukia naujų idėjų ir sprendimų, leidžiančių kurti naujus produktus ir technologijas. Šis video reportažas kuriamas bendradarbiaujant su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.